pasirengęs visą laiką atsakyti. Dabar kas liečia, sakykime, tą Izobarą ir visus tos bankus ir visas tas situacijas. Žinot, visi Izobarą užsienį. Sakykime taip, bet jei netrukdo niekas sėkmingai toliau dirba. Reiškia, tai buvo sumanyta kažkieno tai, kažkurio tai iš bankų, kad taip turi būti. Man dar pernai sakė, lenk Izobarą ir dirbti toliau. Žodžiu, aš atsakiau, aš pats nedalyvausiu visose šitose žaidimuose. Statykit, ką jūs norite, būsiu naru tada, ką norite. Bet tai čia ne apie tai šnekėti, čia preambulė. Dabar kas liečia, sakykime, Izobaros katilines visas. Tai tas katilines toliau sėkmingai kūrena ir šildo tą patį Izobarą. Tik tai, kad pavadinimas pakeistas, vadinasi dabar BUAB Izobarą. Ir toliau tęsia veiklą, pardavinėja šilumą. Kitas reikalas, kada nenori pirkti iš jos to šilumos. Veterinarijos 8 pavasarį atstovas, pirmininkas pasmeldė, ką daryti, kaip čia yra. Sakau, žiūrėk, pas tave yra jau išpirkta viską. O kada bankė užstatyta kažkur ten tą katilinį, už 1 litą stovi, tai jos, kada vyksta tokie teisminiai dalykai, nei kas tau perduos, nei kas atiduos. Bet mes vykdom sutartį, kurią pasirašėm su tavim, Izobarą tau turi atiduoti tą katilinį. Jeigu Izobarą neatiduoda, tu nustatyk datą, kada tau turi atiduoti, nes tu susiskaičiavai, kad pagal sutartį tą katilinį jau tavo, ir tu persim, mūsų atstovas neatvažiuoja, nes jis neturi teisės perdavinti, o tu perimti visą laiką gali, nes tu turi sutartį irgi tokią pačią. Jie nepanoro to viso, jiem įtikino, kad bus geriau prisijungus nuo Jų šviesa buvo visiškai kitaip, visiškai priešingai, kaip jūs šnekat. Net ponė, žinot, aš jums galiu tiek pasakyti, jūs už mane geriau žinot. Aš abejoju, žinokit, kad jūs už mane galite geriau žinoti. Tas, kas vyksta ir vyko Izobarą. Dabar toliau, kas liečia ligoninę. Ligoniniai irgi buvo viskas analogiškai, kad, nereiktų dar apie ligoninę sakyti, aš pašnekėsiu apie policiją Ukmergės. Tai Ukmergės policija, pas juos nebuvo pagal sutartį užsibaigęs tas kiekis šilumos neišpirktas, toks koks ir ten toli gražu, dar 15 metų jį turėjo išpirkinėti tą šilumos kiekį. Ir pagal buhalterijos duomenis, jie turėjo dar sumokėti Izobarai apie 300 000 litų, kad katilinė pasidarytų jų. Dabar toliau, kada įvyko įvairūs čia peripetijos, reiškia, jie sako, mes nutraukiam sutartį ir šnekėsime su banku. Tai jie, iš tikrųjų, jie sužaidė labai gramatai. Izobarą jie būtų sumokėję 300 000. Arba iš karto, arba per laiką. Kada nutraukė sutartį, labai kultūringai su banku susitarė ir nusipirko tą katilinę už 40 000. Skirtumą jaučiat. Tai ir ligoniniai analogiškai buvo galima tą padaryti. Nes ligoniniai buvo likę išpirkti maždaug apie 200 000 litų. 200 000 litų. Tai jie vietoj to, kad tos pinigus, sakykime, galėjo išsipirkti šilumos tinklai, galėjo nusipirkti tą katilinę už 200 000 litų. Bet ne, jie tos nepirko katilinės, jie verčiau atsivedė trasą. O tenai, sako, ten nieko nėra. Bet ten katilinė visą vasarą dirbo tą katilinį ir dabar dar dirba ir dar dirbs toliau 100 metų. Tik tais tiek, kad tas vamzdis vedamas įdomiais tikslais. Aš nežinau, kokiais tais tikslais, nes daktaro, kai aš paklausiau, kada, ar tu, sakau, įsivaizduoji, kad tu maždaug 25–30% mokėsi pinigų daugiau, negu kad buvo Izobaros laikais, aš jau taip vadinu. Jis sako, aš tai nežinau, man taip sakė, kad taip bus geriau. Tai va čia tokia yra situacija. Toliau, sakykime, ta katilinė, dabar aš net nežinau, veterinarijos 8, ar bankas atims, ar jis net neimsiu. Nes po teisybė ta katilinė jau yra žmonių, tik kad jos pasiimti nenori. Su pirmininku šnekantis, jisai sako, o kas čia dabar man kūrens, aš bijau.
reikės čia kuriant, reikės atsakomybę prisimti. Tai sakau, taigi pasisamdyt, bet ką gali, nu, kuriantoje, kas kuriant. Tai čia jų asmeninis yra apsisprendimas. Aš nežinau, jie ten turbūt susirinkę, darė susirinkimus ir jie sprendė. Dabar toliau, kas liečia dar ligoninę, noriu pasakyti. Tada mero aš tiesiai irgi šviesiai paklausiau, tai sakau, klausyk, situacija, va, sakau, tu su policija, žinai, kad jie vietoj 300 000, kuriuos turėjau sumokėti, sumokėjau tik 40 000 nusidėrėjų. Tai mes trasą tiesim dėl to, kad bus lengviau dėrėti su bankais. Man buvo taip atsakyti, iš mero pusės. Dėl ko tą trasą tiesim. Tai čia yra daug šnekų, daug eskalavimų ir jeigu domina tie tikra informacija, aš pasirengęs šiandien atsakyti į bet kokį klausimą. Aš slėpti asmeniškai neturiu. Ką? Kadangi tą, ką per 20 metų aš sukūriau, tam nuomonę, atsiprašom, jeigu taip sąžiningai pasakyti. Klausimų, o ką šnekėjo Mindaugas apie renovaciją, tai aš nesakyčiau taip griežtai, kaip Mindaugas, kad apgaus jų visus. Neapgaus, nieko neapgaus. Jeigu žmogus pats nori, kad jie apgautų, tai jis ir apsigaus. Jeigu žmogus nesusigaudo nieko, tai lengviausia tokį žmogų apgauti. Pasižiūrėkit, kaip apgauna, nereikia čia daug ieškoti, telefoniniai sukčiai. Lygioj vietoj paskambina moteriškai, sako, tavo vaikus ten, vaikas kažkur papuolė, daug 10 000. Nuneš atiduodavo, paskui pareinamo galvoti, betgi aš tai vaikų neturiu, tai apgauna, va taip va. Ir šičia yra toks dalykas. Kiekvienas turi namą susiskaičiuoti, ko jis nori. Pirmiausia, tai renovacija yra gerai. Bet ar jūs visi žinot, ko jūs norite iš to namo, ko jūs renovuot norite? Matematika yra labai elementari. Jeigu jūs mokat, sakykime, per metus laiko pasiimkit už tą šildymą visą, atmeskit, kiek karštų vandenių jūs sumokat ir pamatysit, kiek jūs sumokat šildymui. Tai čia jau grubiai šnekant, kad lengviau būtų skaičiuoti, sakykime, pinigai skaičiuokit. Namui, tai tam kvadratiniam metrui 100 kW yra. Sunaudojama per metus. Nu, po 32 centus mokat, sakykime, tai išeina, kad per metus už 1 kvadratinį metrą sumokat kiek? 32 litus. 32 litus. Nu, jau atlikus pačią idealiausią renovaciją sutaupyti galit maksimum 50%. Bet tiek niekad nestaupysit. Turi nugriauti, pastatyti naują, tada galbūt ir bus. Nu, bet kad reikia, tai reikia. Tai va, ponia, aš dabaigsiu, ką reikia. Tai va, žinokit, yra toliau, sakykime. Reiškia, jau žinot, 50% yra nuo 1 kvadratinio metro 16 litų. Taip. Tai jeigu jūsų namas yra 1000 kvadratinių metrų, tai 1000 kvadratinių metrų padauginus į 16 litų, per metus jūs sutaupysit 16 000. Nu, tai dabar jau kalbam apie tai, kas verta ir ko neverta. Jeigu 16 000 aš sutaupau per metus, tai, aš galiu, sakykime, 10 metų, tai taupysiu, tai bus 160. Aš galiu aukotis dėl 10 metų. Aš tai negyvensiu tikriausiai tiek. Nežinau, ar verta 30 metų kažkam tai kažką tai užstatinėti ant visus veltis į kažkur, kad 30 metų, žinau, kad man nereiks tiek laiko. Vaikam, anūkam liks ten ar dar ką. Tai reiškia 160 000, jeigu renovaciją daro už 160 000, tai tada 10 metų man atsipirkimo laikas. Jeigu man atvažiuoja ir sako, mes darysim tau už 320 000. Už milijoną. Už 320. Tai reiškia 20 metų jungas. O jeigu dar daugiau, dar daugiau. Tai mano pasiūlymas, tą jungą užsitraukit, nieksgi neuždėsiu, jūs patys visi pasirašysit labai sėkmingai. Ir džiaugsitės, laimingi, paskui čia vėl susirinkę keiksit visus, kokie čia tai Zobarai, čia tas Armanavičius, čia visi banditai plėšikai. Jūs išgirsit, ką jums pradžioje yra sakom. Niekas neturėtų pradėti renovacijų, kol neatlikta išsami kiekvieno namo auditas.
Kada būna padarytas auditas, ten labai aiškiai matosi, kad įdėjus 10 litų, sakykime, į langus, atsipirkimas įvyksta per vieną dieną, 10 litų į sieną per 20 metų, 10 litų į šildymo sistemą per 2 dienas. Tai va jūs pasirinkit, nebūtina imti visą kompleksą kaip milijonierių, o paskui nežinau ką daryti. Nes kainos automatiškai, grubiai šnekant, būkime jau, paima mergiai ir sublizga. Visi namai renovuojasi. Visas miestas atsirenovuoja. Kas pasidaro? Šilumos tinklų gamyba sumažėja 50%. Kaina sumažėja ar padidėja. Kadangi kilovatvalandžių 50% mažiau, pastovi dedamoji padidėja. Ta pastovi dedamoji sudaro apie 30-40%. Reiškia, kaina kyla. Jūsų tas vėl atsipirkimas vėl ilgėja. Ir jūs čia pusiaukai šunių uodegą vytis. Taupykit, geriausia tai, patarimas būtų mano toks. Nusispjaukit, parduokit ir pasistatykit šalašą šonių mergės, namuką 50-80 kvadratinių metrų ir gyvenkit, kuriandami malkas. Tai bus idealus atvejis. Nereiks čia nereikės čia aiškytis, ką tai daro valdyboje atstovas jūsų ir ką jie nori, tą jie tegu daro. Bet aš suprantu, kad ne visi tą mes galim padaryti. Ir gyvenam, turim palikimą tokį. Ir kaip čia dabar, kas čia tas teisėjas gali būti? Nėra to teisėjų. Jūs kiekvienas pats turite apsispręsti. Bet norint apsispręsti, jums turi pateikti visą informaciją. Ir jeigu atėję pateikinėti informaciją, jums sako, ponas, kompensaciją gauni, negausi, arba rašaisi, arba negausi. Ką ponas galvoja? Galvoja tada ponas, ką man dabar daryti. O iš tikrųjų tai jam turi paaiškinti viską. Švietimo nėra, yra žmogus, vartotojų teisių atstovas. Pirmas klausimas, kas ją moka? Kad iš čia sėdi. Iš kokios? Kas alga mūsų? Šiuo metu taip. Vykdom projektą tarptautinį. Tai kas buvo? Tai skaičiuokit visą laiką, pirmas būna klausimas. Kas tą moka? Aš gaunu iš Vilniaus energijos. Viskas aišku, kam jis atstovauja. Tautą gina, vartotojus gina. Tai čia yra subtilūs reikalai visam šitam dalyke. Ir tos teisybės jūs labai sunkiai, žinokit, iš ko nori išgirsit. Jūs turite išgirsti bent iš 10 žmonių kalbančių. Nesvarbu, ar jie jums patinka, ar nepatinka, bet išgirdus iš 10 žmonių, tada sugretini, pradėti galvoti, tualetu žiūrėk, tas tai meluoja geriau pužė. Tai tada atsirenki bent jau į kurią pusę eiti. Ir aš asmeniškai bijočiau patarti kiekvienam namui, kaip ten bus, nes nuo to labai daug yra dedamųjų. Mano siūlymas buvo toks, jeigu ateina rangovas turi pasirašyti, kad tą, kas pažadėta, 50%, tai 50% staupys, 40%, tai 40%, bet jis turi pasirašyti, kad būtent tiek sutaupyta bus šių pinigų. Jeigu tas neįvykdoma, reiškia, tas rangovas turi dengti susidariusiai nuostolių, nes jisai apgavo jį. Dabar, o kas atsakys, kai nebus įvykdyta, o tas 50%? Jau dabartiniu metu susidaro man, kai šitoj srity nemažai dalyvaujančiam ir žinančiam. Aš pavyzdžiui pasakysiu. Globos namai, Lietuvoje kažkur. Faktiškai. Padarė, gavo europinius pinigus, renovavo langus sudėjo, sieną sudėjo, aš ten šilumą pradėdėjau. Žinai, sako, kaip čia dabar padaryti, mumi gali atimti šitą europinę paramą, čia yra parašytas skaičius 25%, turi būti mažiau negu pernai. Pavasarą, kad tu sunaudoji daugiau, 10% negu pernai. Tai ta renovacija, ne į tą galą, jie šilčiau pradėjau. Kada susidėjau langai, va dabar, čia šilta, to aš atsidaryčiau langą. Reiškia, tas, kas anksčiau šiek tiek išeitų, tai dabar, kai kad renovuota, per sienas eina, bet per langą išeitų viską. Aš pats tą padarau, nes galbūt neįmanoma per šiltą, net gali būti. Tai reiškia, kad tada sėdi su juom ir mastai,
kaip čia padaryti, kad jam būtų tie 25 procentai mažiau. Nu, žinoma, galvoji ir sugalvoji, nes kitaip žmogus turės daug problemų. O pas jumi jau dabartiniu metu yra ruošiama, kad būtų tas 50 procentų. Nu, ko reikia? Reikia tik tai, nu, sakykime, vietoj tikro parodyti menamą. Tas tikriausiai ir yra daroma. Mindaugas akcentuoja, žiūrėkit, pas mane 94 kilovatai gaunasi per metus, o šilumos tinklai rašo 120. Kodėl 30 kilovatvalandžių daugiau? Kiek čia procentai bus? Kiek procentų? 30? 27. Reiškia jau kitais metais vartos tegul tą patį, ką ir šiemet, tos 94 jau sutaupyta 34, nes pati pradžia užaukštinta iš dangaus paimtais skaičiais. Toliau irgi per klausiau, iš kur atsirado tokie skaičiai. Prieš metus daugiausia sunaudojančių namų buvo 150 kW, buvo 10 namų. Paskui jau atsirado, kad žiūri ir 220 kW kvadratiniam metrui, iš kur atsirado tokie namai. Tai reiškia, kad jų atsiranda iš kažkur. Nu tai paskui lengva būna ir taupyti. Kada pripiską padarai pradžioj, tada lengva ir taupyti būtų. Tai čia vėl niuansai yra. Nežinau, ar čia taip vyksta, ar nevyksta, bet jūs turite kiekvieną žinoti. O žinoti, taigi dabar lapukus gaunate, na, yra parašyta, aš nežinau jau. Turbūt apie viską ten surašyta tuose lapukuose. Tai jums labai nesunku tiesiog pasiimti, kas yra šildymui. Bent metus laiko lapuko, kur turit vienus šildymo sezonus, susidėkit ir šildymui tiek ir tiek kilovatų, šildymui tiek ir tiek kiekvieną mėnesį, susidėkit ir pasidalykit iš savo buto kvadratinių ploto ir turėsit kiekgi tas visas namas, nes visam name bus tas pats. Kiekgi tam vienam kvadratiniam metrui pas jumi gaunasi per vieną tą šildymo sezoną. Taip, kad jei norit būti apgauti, jūs apgauti.